Aš atsiprašau, kad aš kalbu, kadangi Eglė Ganda Bogdanienė išvyko į mūsų kolegos Rudzinsko laidotuvės, tai mes taip sutarėm, kad aš moderuosiu šitą mūsų susitikimą, bet pirmiausia, aš noriu padėkoti Lietuvos dailininkų sąjungai, kad įsileido mus į savo namus, į mūsų visų buveinę ir šiandien pristatysime naują Aldonos Šaltenienės kūrybai skirtą knygą. Ir noriu pasakyti, kad taip gražiai sutapo, kad šiandien tiesiog 16:46 bus astronominis lygiadienis ir 47 minutės jau prasidės pavasaris. Tai ta gražia proga, pirmiausia, aš kviečiu prie šito garbingo stalo Aldoną Šaltenienę, Jonuškaitę Šaltenienę, kuri yra šios knygos kaltininkė. Prašau, Aldona. Ten į tas vietas sėsiu aš, kadangi man reiks kompiuterį junginėti, jeigu jis atsiras. Taip pat norėčiau pakviesti Vaidą Šiglienę, kuri yra šios knygos ir įvado autorė, ir pirminės medžiagos kaupėja, ir Aldonos Šaltenienės kūrybos tyrinėtoja daugelį metų, daugelio parodų rengėja Kaune, Vilniuje. Taip pat kviesčiau į kompaniją Gedą Čiuželį, dailininką šios knygos, kuris praleido mamos pietus tą progą ir atėjo čia. Tai yra labai svarbu. Jis bijo manęs, tai užtai bijo šalia manęs. Na ir Arvydas Šaltenį, kuris yra šios knygos vadybininkas, paskiau paprašysim tarti žodį. Tai noriu pasakyti, kad pagaliau mes turime šią knygą, kuri turi ilgą istoriją, bet istoriją palikime istorikams, kalbėkime apie rezultatą. Tai prieš 9 mėnesius, nes taip sutampa, kad kiekvieną knygą, kurią man tenka sudarinėti, gaunasi 9 mėnesiai. Jūs patys žinot, ką tai reiškia. Tai mes susitikom su Arvydu, jis paprašė, kad šitą knygą suteikti į fizinį kūną. Tai aš tapau tos knygos sudarytoja ir dėkojame šeimai, kuri rėmė knygos parengimą, o knygos spaudos darbus rėmė Lietuvos kultūros taryba. Tai mes už tai turime tokį gražų rezultatą. Dabar tikrai pasakysiu, kad medžiagą pagrindinę gavau iš Vaidos, kuri daug metų rinkoje kaupė ir sistemino. Ir aš jau sudariau tas knygos struktūrą pagal Vaidos tekstą, kuris buvo parengtas, ir knyga turi tokį pavadinimą, kuris, man rodos, vienintelis, ko aš įtikau dailininkiai, tai sugalvodama šitą pavadinimą. Nes jos yra viena instaliacija puota, savo kūrinius vadina, tos keraminės formas ir skulptūras vadina žvėržmogiais, bet žodis puota šiame laike man pasirodė toks nelabai tinkantis, o mes patys kaip ir gyvenam tų žvėržmogių žemėje. Tai taip ir gavosi. Turiu pripažinti, kad šitą nuotrauką viršelio, tai yra Arvydo fotografuoti darbai, ir kiek paskiau mes stengiamės rasti kitą atitikmenį šito žvėržmogio, tai niekas geriau nepadarys, nes vis tiek Arvydas su Aldonos kūryba žino turbūt kaip niekas kitas gerai. Tai aš dar noriu pasakyti apie tą struktūrą. Tai struktūra knygos susideda iš 3-4 dalių. Pirmiausia eina skyrius erdvė, kurioje yra eksponuojami ir talpinami Aldonos instaliacijos.
Kitas skyrius vadinasi erdvė, tai yra forma, atsiprašau, tai yra keraminės formos, nes Aldona yra būtent ta dailininkė, kuri praeito amžiaus 7-8 sandūroje paneigė tą keramikos taikomąją prigimtį, turbūt taip galima sakyti, ir suteikė jai visai kitą plastinę raišką. Apie visą tą kaitą Aldonos kūrybos, sakykime, raidą labai, noriu dar ką pasakyti, knygoje yra naudojami Aldonos pasisakymai, kurie buvo skelbti spaudoje, ir didelė padėka Ramutei Rachlevičiūtei, kad leido panaudoti tekstus iš savo knygos 142 atvertis, kadangi ten jau viskas buvo labai aiškiai ir gražiai susakyta. Ir tada turiu dar padėkoti Alei Aleksandrevičiūtei, kuri viena pirmųjų, dar 93 metais susikūrus Soroso šiuolaikinio meno fondų ir pradėjus kaupti dailininkų personalijas, parašė tekstą, ir tas tekstas, jisai pamatinis tapo, man atrodo. Ir taip pat įdėjom į knygą vieną ištrauką iš Laimos Kanapkienės teksto, kuris buvo spausdintas Kultūros baruose, tuomet, kai Aldona pelnė nacionalinę Lietuvos kultūros ir meno premiją. Sekantis dar vienas skyrius yra katalogas, ir čia jau dar kartą dėkoju Vaidai, kadangi to katalogo pradmenys jau buvo jos pirminiai medžiagoj. Aišku, teko papildyti daug ką, kadangi keli metai buvo tarpsnis nedokumentuotas. Ir dar nematau Kuzmickaitės tokios menotyrininkės, kuri irgi rašė apie Aldoną, ir ten yra ir jos teksto šiek tiek. Na ir štai sėdi knygos dailininkas Geda Čiuželis, kadangi mes šitos knygos nepadavėm gražiausių knygų konkursui, tai jis gavo premiją šiemet, Dailininkų sąjungos premiją už kitą knygą, už knygą skirtą Vincento Rimtauto Gibavičiaus kūrybai. Tai visų tų nuotykių, kuriuos mes praėjome per tos 9 mėnesius, gal nepasakosiu. Labai norėjau, kad būtų kompiuteris, ir čia turėjo suktis tą medžiagą, tai kadangi jinai nesisuka, tai tada aš paprašysiu Arvido, kad galbūt tada padalinti knygas, kad žmonės galėtų vartyti, tam, kam priklauso, tai patys žinote, o kitus paskiau galima bus įsigyti. Nes kalbėti, nematant apie ką kalbam, yra sunku. Tai dabar pradžioje aš norėčiau, kad pati Aldona tartų kelius žodžius. Taigi tiek pasakojų, sėdėjom prie maketo, tai viską norėjau papasakoti. Tai va šia diena išaušo dabar ir prašome. Oi, bet aš, kaip aš sakau, aš nesu bodūras, tai labai man sunku kalbėti. Ir kadangi aš ne knygos autorius, aš tik esu pagrindinis veikėjas knygos, tai, o ši knyga, tai, kaip aš ją pavadinau savys, sakau, priešmirtinę kaukę. O, aišku, gražiai man čia padarė knygą. Ir pagal mane labai tinka pavadinimas, nes mes tokiai žemėje gyvenam. Nebežinau, ką čia daugiau pasakyti. Keramika yra dabar, kaip čia pasakyti, dar man labai įdomus faktas toks, kad vienintelis muziejus keramikos liko mano vaikystės miestelį Bažnytkaimy, Leliūnuose. Čia knygoje yra ir nuotrauka, kur mes su sese ir mama stovim Leliūnuos, nes iki mokyklos mane augino seneliai, kadangi namų tenai nebeturėjom, kai buvo okupacija. Ir eidavom į Leliūnus 4 kilometrus pėsčiom,
nusiplaudavom upelį kojas prie bažnyčios. Ir pirmoji bažnyčia, kurią pamačiau savo gyvenime, tai buvo Leliūnų bažnyčia, kuri man buvo pati gražiausia. Ir aš galvoju dabar, turbūt už mano visokius pergyvenimus, daug nelaimių gyvenime, daug skausmo. Ir galvoju, turbūt man čia dievulis atsiuntė dovanėlę, kad muziejus keramikos tam Leliūnuose. Tokia dovana. Man keramika buvo tokia savotiška, nes buvo gyvenime labai skausmingų įvykių, kai nebenorėjau gyventi. Ir keramika mane gydė. Ir visi darbai yra tokie atitolimas nuo realybės ir įsijungti į tą kitokią būseną, kitokį gyvenimą. Nu, aš sakau, man labai sunku kalbėti, aš nepratysiu. Aldona, mums labai būtų įdomu išgirsti tas istorijas, kurias tu pasakoji, kai mes darėm maketą, kur tavo darbai buvo eksponuoti, kai buvai Kinijoje, kai buvai Amerikoje. Kažkaip mane labai mylėjo užsienio šalys. Mano dideliai nuostabai, sako, savo antrašte pranašų nebūsi. Tai aš papuoliau pirmąsyk į Jungtinės, dėka Latvių žymaus menininko Michelsono. Paskui, žodžiu, pabuvojau ir Kinijoje ir sakyčiau, oi, turbūt keramika iš tikrųjų, kaip vienas menotyrininkas pareiškė, antrarūšis menas. Bet kai aš pamačiau, kaip myli keramiką, apie kiniečius jau nešneku, ten keramika yra pirmoje vietoje. Jau užtenka tos terakotinės armijos. Ir italai, ir turkai, ir amerikonai. O, nu, mes tokie. O kaip Amerikoje turėjai stažuotę, o paskiau ir dėstei? Dėsčiau aš Baltimorėje, mane pakvietė po pirmo pabudimo, patiko mano darbai, kuriuos nupirko ir pasigirsiu prieš parodos atidarymą ir paskui mane kankino, atsirado daugiau norinčių. Ir po to mane tą parodą vežiojo po visą Ameriką 2 metus mūsų rytų Europos ir mes ten lietuviai papuolėm taigi. Ir mane pakvietė į Baltimorę rezidenciją ir padirbti su studentais. Ir ten aš susipažinau su daug studentų, buvo labai įdomu, labai smagu, labai studentai, kur paskui grįžus auklėdavau, kad labai nemandagus, o ten visai kitaip elgdavosi. O paskui 3. sykį papuoliau į tokią išskirtinę parodą 50 keramikių moterų iš pasaulio. Ir jie mane irgi pakvietė. Tai mes čia turim gal pripažinti dar vieną dėką padėkoti Jolantai Lebednikienei, ilgametei Panevėžio dailės galerijos direktorė ir tų simpoziumų Panevėžio organizatoriai ir keramikos to viso rinkinio sudarytojai ir to rinkinio pastato statytojai, kadangi kai dariau knygą sudarinėjau, tai tikrai kreipiausi ir į Miglės mamai, Jolantą, ir labai mane daug konsultavo, tai Miglė, tau viena knyga priklauso ir mamai nuveši, gerai? Ir tas Panevėžio gal simpoziumus prisiminti. O Panevėžio tai buvo labai įdomu, kadangi prieš tai esu dalyvavus, kai būdavo dar netarptautiniais simpoziumai. O kai tai, mes vietiniai suvažiuodavom. O
Paskui dviejuose simpoziumuose buvau pakviesta į tarptautinius, kur suvažiuodavo garsenybės, labai geri menininkai iš viso pasaulio. Ir ten privažiuodavo labai garsių menininkų ir buvo labai smagu prisiminti ir daug tokios patirties net iš to. Aš sakau, labai nemoku kalbėti viską, per daug įvykių ir per daug man dėmesio, nepratus. Tai gerai, mes vis tiek tave dar pakalbinsim, bet aš tada prašyčiau įvado autorę ir tas daugelybės medžiagos rinkėja Vaida Šiklienė, daktarė, dabar atitolusią gal biškį menų į kitą į administracinį darbą. Tai laba diena ir aš labai norėčiau padėkoti, labiausiai norėčiau padėkoti Aldonai, kad ji yra tokia nepaprasta kūrėja. Norėčiau padėkoti Arvydui ir Danutei labiausiai norėčiau padėkoti, kad tiesiog ir mano dienos bus ramesnės, kad darbas yra padarytas ir kad tikrai tai yra knyga, kurios tikrai Aldona nusipelnė ir kurios labai trūko. Ir kai mes kažkada tai sugalvojame, kad tokią iniciatyvą pasiūliau Aldonai, kad tokia knyga reikalinga, dėl to, kad jau tuomet jos labai trūko, kad yra nepaprasta menininkė, o nėra visą tai sutelkti į vieną leidinį. Tai tas yra labai smagu. Ir ačiū ir labai malonu. Dabar aš galvoju, tai ko aš dar nepasakiau. Aš ten šiek tiek kalbėjau apie Aldonos kūrybos kad ją galima atpažinti ir kad jos braižas yra toksai atpažįstamas, kad jos negali sumaišyti su nieko kitu. Ir visą laiką galvojau, kas tai yra. Ir tikrai dabar žinau, kad tai yra autentiškumas. Ir noriu tą Aldonos kūrybos vertybę išskirti kaip ypatingą. Tai yra jos kūrybos autentiškumas. Dabar kodėl autentiškumas? Dėl to, kad pasaulis šiandien yra labai neautentiškas. Mes turime daug labai neautentiškų vaizdų, neautentiškų netgi emocijų. Tai Aldonos kūryba yra labai autentiška. Tai aš kalbu ne tik apie formą, ne tik apie siluetą, ne tik apie spalvas, ne tik apie tuos jausmus, kuriuos jinai perteikia. Žinoma, jie yra visa tai, kas yra iš Aldonos gyvenimo, bet kartu ta kūryba paliečia visus, nes ten yra labai daug autorefleksijos. Tai reiškia, kad jos kūryba tampa tokia visuminė, visus apimanti, visą pasaulį. Tai aš manau, kad tai yra didžiausia jos vertybė ir labai smagu, kad yra knyga ir kad yra jos kūryba kaip labai autentiškas reiškinys. Tai ačiū labai. Duok man ten kurtelį. Tai kuriuo čia stumti? Galite arba čia, arba jeigu norėsite. Nu gerai, ten pastumti. 21 amžius, dirbtinis intelektas, nieko nepadarysi. O toliau tos sunkiaus. Nu gerai, kol čia mes su technika kovojam, aš labai norėčiau paprašyti Alės Aleksandrevičiūtės, nors trumpai, nes aš galiu cituoti tave, bet gyvas žodis yra gyvas žodis. Aš čia kažką numesiu. Apie Aldonos kūrybą, apie kaip jūs susipažinote, kaip tu susidomėjai. Baig, ateik čia, prašau. Aš tuo tarpu užsiimsiu 21 amžių. Čia va matote turinys, čia graži Aldona ankstyvoj savo žydėjime ir matote, čia parašyta, mano žvėris gyvena giliai mano širdyje, tai būtent kaip moto. Tai
Trumpai tada paprašysim tave, prisiminti tuos laikus, kai rašai Sorošui. Išgąsdinai, bet nes aš tikrai nebuvau atsipalaidavus, tai kaip prisiminti tuos laikus, kai rašiau Sorošui, aš prisiminčiau ankstesnius laikus, kai mūsų tiesiog, nežinau, ar visa karta, ar man taip atrodė, kas buvo aplink mane pažįstamos, nepaprastai žavėjusi. Tuo metu, aš sakyčiau, dabar aš jau skaičių metus pamiršau, bet ten buvo 70 kelinti, 76, 78, va tas dar iki Sorošo, kokį 10 metų. Nepaprastai žavėjomės mes ir Aldonos kūrybą, studentės, paskui jau po studentų, ir Aldonos kūrybą, ir Noros Blaževičiūtės, ir Kristinos Karkaitės, jos, kelių metų skirtumų įžengė į keramiką. Bet vis tiek tai buvo taip, jos visos buvo tokios skirtingos ir tokios įdomios ir visiškai kitą kvėpavimą atnešė į keramiką. Kita, kaip sakyti, aš tikrai nesakau, kad jos tapo geresnės, nes čia ne lenktynės, bet jos atnešė tą labai žmogišką, tokį asmenišką, individualų pradą. Ir jausmus, kurių anksčiau keramikoje, jie kitaip buvo galbūt reiškėsi, nes tai buvo daugiau dekoratyvinė keramika. Tai, ką jos pradėjo daryti, ir Aldona pati, kiek atsimenu, jeigu neklystu, ryškiausia ir ankstyviausiai pradėjusi daryti, tai būtent tragedijos, grotesko momentą. Tai buvo didelė banga ne tik tai keramikoje, bet ir tuo metu skulptūroje. Tai, ką darė tada Mazūras, Simas Navakas, visa eilė skulptorių. Tai ne tik ryškia forma, bet ir gyvenimo sudėtingumo, komplikuotumo tą pajutimą. Tai man atrodo būtent iš tos psichologinės pusės pirmiausia. Tai buvo keramikoje naujovė. Adomonis buvo puikus, bet jo kitas stilius, jisai daugiau taip architektūriškai suvoktomis formomis operuoja. O čia atsirado tokia keramika kaip skulptūra ir savo išraiška nei kiek ne menkesnio lygio. Jeigu praeis kažkiek ten daug metų, ateis vėl jauna karta, kuriai tai bus aktualu, jau jie tikrai nedarys skirties tarp keramikos ir skulptūros to laiko kūrinių. Tai man taip atrodo. Ir mums va šitas aktualumas, kuris, tarp kitko, tuo metu persikėlė į teatrą, ir kitas, čiagi tuo pačiu metu ir Nekrošius dirbo. Ir tai buvo visa šita tokia karta, tokia didelė banga, kai aš kaip menotyrininkė jau bijau meluot, man reiktų prisiminti, atsiverst, sutikslint, kas kada buvo ir panašiai, bet bendrai paėmus, tai buvo labai stiprus impulsas šiaip jau jaunimui ir menotyrininkams, ir dailininkams, ir visam kuriančiam jaunimui. Tai buvo toks naujas gūsis. To Aldonos man darbai labai patiko visas būtent dėl to, kad ji puikiai jaučia formą. Būtent forma erdvėje. Tokia dovana tikrai yra ne kiekvienam skirta. Ir tai yra labai keramiška ir labai skulptūriška tuo pačiu metu. Tai va, o paskui, kai Sorošo ten fonde pasiūlė sudarinėti tuos aplankus, tai aišku, kad aš ten padariau tai, ką, taip kaip pagal jų formatą. Jau tada buvo ir porą straipsnių publikavus apie Aldoną, bet jau tai nebuvo kažkokia atradėja, nes manau, kad tarp žmonių mylinčių ir kažkiek nusimenančių apie meną, tai Aldonos pristatinėti ar kažkaip kelt net nereikėjo. Buvo savaime viena iš figūrų labai svarbių tuo metu.
Tai nežinau, ką čia taip netikėtai, apie ką dar reikėtų šnekėti. Man kaip ir savaime aišku, šita knyga tiesiog prieš 20-30 metų turėjo pasirodyti. Nu, aišku, jinai galbūt ne tiek joje kūrinių, bet kad ir tie vilkai, aš neprisimenu, kaip jie oficialiai, tie rėkiantis vilkai, kaip jie miško ilgesys. Nu, tai čia buvo kaip tiem laikam romantiškai. Vilkargiai ir vieniši, dar visokių pavadinimų yra. Nu, žodžiu, tai aš tų pavadinimų dabar taip staigiai neprisimenu, bet man vėl tas jų klyksmas, tai iki šiol vienas iš įspūdžių gyvenime, iš tų, ką aš prisiminsiu matyti paskutinėmis dienomis, kai turėsiu kada gulėti, man nebus ką veikti daugiau. Ir manau, kad jinai yra visiškai, nu, tikrai tarptautinio lygio menininkė, tik tai, kaip sako, jinai pati tėvynei pranašas nebūsi, nes tėvynė nedidelė, tai yra sklaidos arealas siauras. Taip, tai mes turėtume didžiuotis labai Aldona, aš tik tiek ir dabar taip galvoju. Dabar pasižiūrėjau jos parodą, kas nematė, nepatingėkit būtinai nueiti. Prie Kotrynos bažnyčios tam stiklo kube. Ai, tai ten tokie mažiukai. Nu, kad ir mažiukai, tai nuo to, tarp kitko, tai ir buvo įrodymas. Vat ir jūsų trijų Karkaitės ir Noros ir Aldonos įrodymas, kad dydis, tas mažumas visiškai nenulėmė įtaigos ir išraiškos ir aktualumo to meno. Tai miniatiūros, aš Kinijoj labai žavėjausi miniatiūrom muziejuose. Nu taip, ir kad tai būtent molis, tai ką gali molis, tą molio moliškumą, taktilumą ir jėgą tuo pačiu metu, tai tikrai nedaug kas yra. Taip įvaldęs, bet yra. Ir paskui galų gale aš tiek metų dėsčiau akademijoje, tai puikiai žinau, kiek daug mokinių ir tokių rinktinių mokinių išugdė Aldona, todėl kad jie yra skirtingi. Vat ką aš norėjau, iš tikrųjų pagalvojau, reiktų atkreipti dėmesį, koks pedagogas yra dailininkas. Ir vieni dailininkai štampuoja savo klonus, išleidžia daug tokių numeris 5, 10, 20, tokių pat kaip mokytojas. Aldonos mokiniai yra labai skirtingi ir kai kurie priešingi jai. Nu, ta prasme, kūrybinė prasme, kita kryptim einantis. O tai jau kalba apie talentą ir apie tam tikrą žmogiškas savybės, kurios atsiskleidžia per studentus. Tai viskas. Tai ačiū labai, tikrai labai smagu. O kadangi Alė užsiminė apie tą parodą, kuri dabar vyksta Vilniuje, tai aš kvieščiau Tomą Daunorą, kuris čia Aldonos kūrybą. Ateik, dar aš atneš tave turiu. Ateik, sakau. Aš iš Rosų pasakysiu labai trumpai. Visą pagarbą menotyrai ir gražiai istorijai. Aš ne šito formato žmogus ir Aldona, tau pasakysiu dėkui už draugystę, kuri prasidėjo dailės kombinate tam ir pavaikščiau aplink stalą ir tęsiasi iki dabar ir apie miniatūras aš dabar pakalbėsiu. Apie miniatūrų parodą. Ateik tau, aš baigiau klausyti. Jeigu atėjai, tai klausyk. Manęs klausė net gedas šitas, labai mes ant kovėmės, tai dabar aš paklausysiu, ką tu apie mane galvoji. Na gerai, prašom pasakyti, nors keli žodžius, kaip sakyti, ėmėsi tos knygos daryti, vadinasi. Liepėte daryti, tai nemanau. Aš esu sudėtinga. Ne, bet ta prasme, kad vis tiek esi, kaip sakyti, puikus knygos menininkas, bet knygos menininkų irgi ne kiekvienas menas limpa prie. Nu, taigi visi puikiai žinom, Danutė, kad jeigu tvarkingai parengėte medžiagą, kas šiuo atveju ir buvo, tai kiekvienam dizaineriui šventė ir šventė daryti. Mes tikrai
nesiginčijom ir viskas buvo abiem aišku, kuria kryptim judėti. Tai čia Alė užsiminė, Ir kad... dar šventė, kad autorė leido daryti, ką norime. Nesibarėm. Nu, aš ne autorius. Tai kūrinių turėjau omeny autorių. Nu, tai vis tiek jau aš tam tikrai. Matot, Ką mes čia galime pamatyti? knygos mene yra, kaip sakiau, knygoje svarbiausias yra vis tiek pats, nu bent meno kūriniuose, pats herojus, pati jo kūryba. Ir man tai, pavyzdžiui, Gedo Čiuželio darbas knygos srity imponuoja būtent tuo, kad ten jo, kaip sakyti, jis nedominuoja. Jisai kūrė savo vaizdą, bet remdamasis tą medžiagą ir atskleidžia būtent dailininkės savitumą, šiuo atveju Aldonos savitumą. Tai yra gero knygos dizaino, knygos meno pavyzdys. Ačiū. Galiu sėsti jau leidžiu. Tai mums dabar norėtųsi pašnekinti turbūt iš kolegų, ką nors Norą. Tai jūs kartu pradėjot kartu tą sugriovėt tas ribas tarp keramikos, skulptūros, formos, tradicinės, kažkokia naujovės. Buvo su Aldona įdomu. Mes susitikom traukiny, susipažinom, važiuodami į Rygą ir taip, Dzintarį ir nes truputį mes skiriamės metais akademijoje, tai pirmokus niekas nežiūrėjo rimtai, o paskui jau buvom abi dailininkės. Tai kad buvo, jinai visada buvo pilna tokių idėjų ir tos idėjos buvo tikrai iš jos gyvenimo. Iš tokios kažkokias tas persekiojo ją, jeigu taip sakant, kiekvienas menininkas turi savo baubus ar savo ten tos demonus, kurie yra. Ir tie demonai taip ateidavo į jos kūrybą, tokie, kokie jie yra. Bet jie buvo paveikus, jie buvo labai paveikus ir tas bendravimas, nu, mes turbūt skiriamės. Aš sakyčiau, kad aš buvau daugiau diena, jinai buvo daugiau naktis mūsų toj kūryboje, jeigu taip galima su šviesa lyginti. Mano kūryba buvo kitokia, o jinai turėjo tą nepaprastai tokį stiprų vidinį tą kaimo pojūtį, tų sugriautų namų. Tai buvo labai tikrai sunkus tas sovietinis laikotarpis, kurie atsispindėjo visuose tose žmonėse, kurie pergyveno tą kolektyvizaciją, naikinimą kaimų, viso kito. Ir tai paliko nepaprastai didelį poveikį kiekvieno žmogaus, kuris pokario metai. Jeigu, sakykime, mes nematėm to karo, tai mes matėm pokarį ir mūsų tėvai tą jautė ir tas perėjo į tą kūrybą. Ir pas Aldoną tas, ta kančios, to pergyvenimo, labai didelio jausmo, yra labai didelis tas perteikimas. Lyg ir visi tie gyvūnai yra statiški, bet juose yra labai daug skausmų. Ir jie yra paveikus be galo. Ir jų su nieko nesumaišysi. Tai yra vienintelis mūsų toksai menininkas ir labai džiaugiuosi, kad jinai gavo ir tą nacionalinę premiją, buvau už ką. Ačiū, Nora. Ačiū, kad ši knyga yra dvikalbė, lietuvių ir anglų kalba. Ir noriu, čia nėra Irenos Jomantienės, bet padėkoti jai už darbą, kadangi jau daug metų mes kartu su ją bendradarbiaujam. Tai dabar aš čia šiandien jau paruošiau ir Arvidui perduosiu adresus, kur reikės išsiųsim tas knygas į visas rezidencijas, kuriuose dirbo Aldona, ir į Ameriką, ir į Kiniją, ir į Vengriją. Taip, kad ta sklaida tikrai bus, nes mūsų knygų rinka, kaip ir meno rinka, yra labai siaura. Ir tikrai aš agituočiau čia ir autografą paimti iš autorės. Ir šiuo atveju norėčiau turbūt, jeigu gal kas nors norit, aš čia pirštais nenoriu badyti, gal kas norit tarti žodį.
Tada į mecenatą kreipsimės. Mecenatų niekad nebuvau, o būti keramikės vyru tai nebaikos. Ir dar turinčios žemaitišką kraują, jinai pusiau žemaitė, pusiau aukštaitė. Tėvas Žemaitijos, bet atklydo Aukštaitijan, su Sruogom draugavo, su Ladygom, Šiaurės Lietuvoje, paskui Utenoje atsidūrė, o mane jinai visą laiką tėlavoja, kada iš mamos pusės aš turiu suvalkietišką kraują. Čia kaip blogybė, bet iš tikrųjų Aukštaitis užaugo nuo Anykščių, vienuolis, Baranauskai, šaknis. Nu ir sustikom Utenoj, čia yra, toj knygoje yra tokia nuotraukytė. Mes būrelį ir aš jos tapybą kabinu. Utenos kraštotyros muziejai, čia yra iš Utenos. Atvažiavę iš kultūros skyriaus, va čia ant vokiečių aš jau būrelį jos tapybą norėjo įstoti. Nepriėmė tada mergaičių. Nepriėmė, tu nestojai. Nutarė kažkas tai, kad nestot, nes ten bernus tik imdavo. Ir taip ir. Bet ten dar mes neporvom jokių būdų. Tik aš jau tada paveikslus kabinau, o kada jau pradėjom draugauti studijuojant, tai mane capt kariuomenėn 3 metam išskyrė mus. Bet grįžau, apsiženėm ir ką, kaip sakiau, keramikės vyrui, tai reikia, ir molius nešioti. O matėt, kokio dydžio jos darbai. Kas sunešios? Gerai, kai Maidis svajojo, gal dabar mažiukus darys. Kombinatė, žinau, kaip pečius degt, kaip tą ir juodą keramiką padaryti. Išėjau mokyklą, šalia tapybos, nori, nenori. Čia Ada, kas apie erdvę šnekėt. Jinai man visą laiką, tu nejauti erdvės, sako, tu namie baldus statai palei sienas. Man noris vaikščioti, kad čia būtų tuščia, o jinai būtinai stalas į vidurį ir visą laiką konfrontuoja. Atseit kitoks erdvės pajautimas. Tenka pasiduoti, kaip vyrui, kaip kavalėriui. Tai čia smagu matyti daugelį žmonių, bendrakursių ir bendradarbių, ir iš Utenos atvažiavusių, ir Pilaitės mokyklos direktorių buvusi Mažvydo progimnazijos, kur jos tas Mažvydo atversiu. Jo, kur stovi mokykloje dabar. Va. Tas katekizmas buvo, Aldonai užsakė Maskvoje tarptautinę knygos mugę ir Lietuvos paviljone, kad būtų. Bet kai jinai nunešė maketą, jis sako, leidė Aldona papasakoti. Aplink, sakė, LTSR 50 metų, čia turėjo auksiniam raidėm ir tie cenzoriai, nesenzoriai, nežinau kaip vadinti, Glavlytė, jinai susidarė savo tuos eskizus ir išėjo. Sako, nedarysiu, netinka, neprie ko. Tokia nesuvaizdavo natūraliai žmogui, tai pirma nesuvokiamai nesitaikė, bet Nekrošius, viršininkas tų, buvo tas, kur ministrų buvo ir poetas, paskambina į namus ir sako, gerai, daryk kaip nori, nekreip dėmesį. Ir atminti, nuvažiavimas, buvo stovėjus, važiavom į tos
VDNH ten būdavo. Tik Ir paskui bibliotekai, o paskui... Tikro aukso, Arvydai, ten tikras auksas, ten brangus darbas. Nu, ir pauksuota čia. O mokykla, va, manelis priglaudė ir jie pasipuošė, įeini, ir ten tinka. Ir dabar vieną darbą jį darė didžiulį architektūrai Palangos kūrybos namuose, 8 metrai ant kiek 2,5. Ir man teko ten valgyklai, kas esat buvę, žinot, gale, vėjavra, rankos. Čia knygoje yra, tik gale gailama nedidelis. Tai ten pardavė Dailininkų sąjunga, kam ten? Va šitas darbas didžiulis, o čia didelė valgykla, spalvotas. Nu ir pardavė ir tie, nežinau, ką turėjo daryti, dabar tebestovi. Pradėjo lyt žiemą, vanduo, nukritinėt, ten pradėjo. Nukritinėjo bonžai gyventi. Nu jo, nesvarbu. Dabar ten jisai šalia Dailininkų kūrybos namų apdengtas pastoliais, vis per langą pasižiūrėdavom ir aš nuvažiavau pas kažkokį viešbučių kam priklausė, Lūbio čia imperija, Lūbienės. Sakė, negalima, sakau, leiskit pasiimt tą darbą. Žūna, sakau, negalima. Tai mes vieną vakarą su Jūsėliu vasarą atvažiavom per langą ir lipau ir nukarpiau, nulupau ir parvežiau. Dabar klaimelį tokiam apdengtą stovi. Nu ir mes sakom, tokia idėja mokyklai. Mokyklai tiktų. Mes dovanojam mokyklai ir bandysim iš tų neliekanų, tai nedaug, sulūžusių sudėlioti. Tokia man amfiteatrė jūsų, ar net ir lauke, gal tiks, gal tarsi grįš iš to klaimo, iš po šieno beveik ten. Tie darbeliai vasarą įsidėliota čilus ir prikelt naujam gyvenimui. Jos su Vaida buvo nuvažiavę, tada fotografavo. Toks, čia ne dėl to, kad Aldonas, bet toks, tas pavyzdys rodo, kaip pas mumi su tuo paveldu ar su kuo, arba Steponovičių, Žilytės, Nykštuko, tuo darbu, kur kavinėje sėdėdavom su vaikais. Toks neatsaimus, bet dabar supuolė viską registruot, o kitas darbas, o šitas darbas, kur prieš tai atgal grįžt prie Palangos. Va čia didžiulė plokštė, tik tai čia nuotrauka buvo spalvotas, dabar yra čia taip, čia sėdi tokia kažkokia buhalterė, stalas, tokių skyrelių, kamurkių, vandens ūkio ministerijai, prie baseino buvo, dabar, nuėjau nufotografuoti, neįmanoma, ten kambariukai padaryti, ir jie net kaip ir nežino, kas čia kažkas kaip. Kavo mūsų visuomenė, taip matom, nustebę, o vienas darbas vis tik laikosi, kur ant Žemės ūkio ministerijos praeidami, žinot, gal atkreipkite dėmesį. Gale tas akėčios tos. Ieškau. Gale prie katalogė. Va. Čia matot, čia vytis, arklys, gal galva ir su kartu tais laikais. Ne, aš gavau velnių už tą darbą, kodėl ne kolūkiečius lipčiau. Jo, Mačiulis gavo, Mačiulis buvo miesto dailininkas, tai aš, žinau, po apendicito operacijos darbavausi, kaliau, bet to jis išsisaugojo. Gal blogas apšvietimas ir 71 metai ir 70 tokios jėgos ir
ir galios darbas. Nu, tais laikais tai jokio to dekoratyvumo, o formos jėga įtaiga. Noriu teisingai kalbėti. Nepykit, kad giriu, bet taip atrodo. O šitas Salomėjos Nėries mokykloj dabar už tos sienos, va kaip čia jis kabo, dabar va tie išrikiuoti Tomo Ubė, jos kelionė į niekur, šalia bendraujasi. O čia Eglė Žalčių karalienė, jos diplominis darbas, kur tuo metu irgi atrodė labai svarbus ir įdomus. Tai tie architektūra suvaldo arba lietava, kaip matot, bet tai tokie reiškiniai, kurie galbūt, žinoma, dabar nebėra užsakymų, jeigu sąjunga iškovos ir atsiras tas procentas visuomeniniuose pastatuose menam, tekstiliai, keramikai ir kitiem menam, tai būtų grįžimas ir iš tikrųjų didelis žingsnis ir dailininkam parama, o tuo metu buvo. O ką noriu dar norėjau sakyti? Šalia dėkodamas ir kad mokykla mato ir laiko tą tradiciją, kad Utenoj yra Valiušio muziejus ir tenai kviečia ir į parodas ir dabar nebeliko niekur. Panevėžy irgi jau pusiau keramika, bet po Jolantos Lebednykienės dingo ta idėja, kad tai yra keramikos centras, kad tai yra tarptautinis renginys didžiulis, kad jį reiktų plėsti. Ateina nauji žmonės, įsiskaita. Kaune po Rotušė buvo keramikos muziejus. Dingo į fondus visi darbai. Labas vakaras. Pirmiausia, labai dėkingas, kad mus pakvietėt į šitą renginį. Na, bet aš truputėlį pradėsiu, visi labai rimtai nusiteikę, viskas gerai, bet gal truputėlį kai kurių su jumoru pašnekėsiu. Prieš daugiau kaip 40 metų taip atsitiko, kad atsidūriau Vilniaus rajono Marijampolio vidurinėje mokykloje. Žinote, tai yra lietuvybės centras Vilniaus rajone ir šitame krašte ten yra įkurtas dabar Ryto draugijos muziejus ir direktorius yra Ryto draugijos pirmininkas. Ką aš tada toj mokykloje pamačiau? Mokykla neseniai pastatyta, tik įėjau pro duris pano iš keramikos. Rugsėjo 1, ten vaikus kviečia varpeliu, viskas gerai. Užlipu į 2 aukštą, nustembu. Visi koridoriai pilni paveikslų. Kas čia dabar? Ar buvot kas toj mokykloje? Kas traktorininkai, kolchozininkai, važinėja, čia kombainai. Eina pro duris. Ir staiga apstulbsta ir sako, štai žiūrėk, kur atsidūrė darbas. Na ir tada, reiškia, sužinojau, kad tas darbas yra ponios Aldonos, reiškia, ir dabar yra lentelė, reiškia, ten padaryta, prikabinta. Ir tokiu būdu stovi šitas darbas 20 metų, niekas neatsitiko, gal kokią dulkelę, jeigu ant to aukso užkrito, tai valytojos nuvarė, dar aukso tai beliko. Reiškia, tai beliko. Na tai, tai buvo pirmasis mūsų mokykloje ir Pilaitėje darbas profesionalaus menininko ir padidinta pirmoji knyga, pirmasis knygos puslapis, tai galim ir visus svečius, visus vesti ir vaikus ir štai mūsų Mažvydo, Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos puslapis. Toliau atėjo kitas darbas tai buvo Aleksandro Tarabildos medinė skulptūra, iš mokytojų namų atkeliavo knygnešys. Vakar paminėjom knygnešio dieną, truputėlį pavėlavę prie mokyklos. Ir viduje dar kieme yra nedidelė Martyno Mažvydo skulptūrėlė Romo, skulptorius Romo. Taip, kad pirmasis menininko kūrinys, tai yra ponios Aldonos, pirmoji lietuviška knyga, kurią mes labai džiaugiamės,
didžiuojamės. Na ir manau, kad išsaugosim ir ateityje. Tai aš manau, kad jums svarbu, kur jūsų kūdikiai keliauja. Vienas yra čia pas mus ir būkite rami, kad tikrai mes ją išsaugosim. Aš ir mano kolegės ten yra, pavaduotojai ir Daiva, dailininkė, tikrai gali patvirtinti, jinai dirba. Mes beje turime vieną klasę, dailės vadinam klasę, truputėlį duodam daugiau dailės, ten skiriam klasę, kad gal pamatysim ir vaikai susižavės ir galės nueis dailininko ar labiau pamils meną. Tai čia Daiva, kuri yra atėjusi būtent šitoje klasėje dirba. Ačiū, ponė. Galėčiau ir aš pasakyti. Direktorius taip gražiai papasakojo, kaip jaunimui paveiku buvo, kaip jaunimas saugojo. Aš dirbu gydymo įstaigoje ir kai įsikūrėm, Nora atėjo ir sako, kaip pas laukinius, tuščios sienos, ir atnešė mums savo vištų, ančių, zuikių, katinų. Ir mūsų pacientai tai pradėjo žiūrėti. Vieną kartą Aldona eidama pro šalį, oi, sako, tai jeigu šitie katinai gali gyventi, tai gal aš galėčiau savo munkį atnešti. O tai sako, labai puiku. Atsirado munkis, tada atsirado bunkis ir mūsų pacientai labai įdomiai žiūrėjo. Ir svarbiausia, visiems buvo taip įdomu, susikūrė ištisi pasakojimai. Ir žmonės norėjo žinoti, kas tos moterys, kad čia galima iš molio tą padaryti. Ir pas mus buvo toks nutikimas, mūsų špylė, mes remontavomės ir iškėlėm tuos visus kūrinius ir paskui po pusmečio nesukėlėm. Ateina ir visi klausia, tai kur tie? Kur tiedu? Kur tiedu? Taip, reiškia, žmonėms reikia rodyti, mūsų žmogus tikrai pramušim abejingumo ir yra žingeidumas. Ačiū, Aldona, kad ėjot pro šalį ir atnešėt munkį ir bunkį pas mus. Ačiū. Tikrai ačiū. Tai man atrodo, kad kalbų gal užteks, pabendrausim prie vyno taurės, dar Arvydas turi vieną labai svarbią informaciją. Kokia? Aš labai laimingas, kad tiek publikos ir kurie negavo dar knygos, tikis pas mane gauti knygą, paskui galite autografą, jeigu reikia, pas Aldoną, ir ten ir avyčiai, ir vynas, ir pasišnekėjus. Ta prasme, lygiadienio proga ir pagerbent jūsų atvykimą į šitą susitikimą, Arvydas dovanoja po knygą, kam įdomu, o Aldona dovanoja autografą. O dabar kiek jums knygų? Ir kaip Danutė sakė, kad lygiadienis taip ir pradedam naują epochą ir galbūt karai baigsis. Šiaip ir naujieji metai pas iraniečius. Nevrūzė. 15 minučių, kaip mes gyvename pavasaryje. Tai švęskime tada. Ačiū visiems susitikimui. Aldona, aš noriu pasveikinti. Mažvydo progimnazija.
čia manelė. Bet manelė. Va, čia mano dailės mokytojas. Ta, kuri piešia, o ta, kuri... Manelis, tai pavardė. Taip, Eugenijus. Tai ar vardą rašyti? Manelė. Kaip parašyti, kodėl dovaną? Gerbiamam Manelį. Nu, tuos vikingus, tai man biškai prastai fotografavo. Veidų man labai vis mažo veidų. Nu, ai, ten tos fotografas biškai nebuvo. Formoj tai... Per vaikus saugosi Mažvydo, tai Mažvydas papasakojo, kaip aš susidariau, Gablydas liepė užrašytą. 50 metų LTSR. LTSR. Drąsi buvau, susidariau viską, sakau, nedarysiu. Nes taip griežtai man pasakė. Štangi į Maskvą, bet paskui man ryte paskambino. Nekrošius. Nekrošius, sako, nekreip dėmesio. Nu, jis poetas buvo, nu, geras ar blogas, čia mes nežinom, bet jis buvo poetas, jis suprato, kad kūryba yra negali. Atsišviešiau, dar tada technika, tai stebės buvo nekokia, atsišviešiau sienos, reikėjo inkrustacijas daryti, aš vykdau. Miniatiūriškai reikėjo dirbti. Nepasakiau. O paskui man auksuotojas, kuris Kuzmai auksuodavo skulptūras, mano dirbtuvė buvo šalia jos motinos būdo ir mes kažkaip labai sutarėm ir man auksavo ir neėmė jokio atlyginimo. Ir tikru auksu. Gal reikia sudaužyti auksą šlydį, kokią porą kilogramų gausim. Nu, ten nedaug ten tokia juostelė. Bet labai subtiliai, labai gražu. Aš tai vis galvoju apie tą knygą, jūs kaip keramikė, kiek ir išsodanikas, kiek turi turėti kantrybės, kad kiekvieną dalyką padarytų, ypač su ta Mažvydo knyga. Viešpatie, ten tos raidės gotikinės, reikia šriftą. Jo, tai aš pasidariau kopiją, išlydinau nuo to knygos ir paskui dirbau. Ir kiek maždaug laiko tęsiasi darbas? Aš dirbdavau ten vitražistų dirbtuvėj, kur būdavo pilna švino dulkių, kai aš rišdavau tos dulkės kaunikelės ir tokiai nuodingoje aplinkoje. Ir kai aš grįždavau namo iškart į dušą, bet gana greit aš padariau. Nes aš sakau, kai pamačiau tą triūbą, tą stovą, ant kurio galvoju, kaip mes jį išsaugosim, tas neštoras, plonas šitą keramiką, viešpatie, kaip išlaikyti, kai vaikai vadėjo. Ir dar man nuvežė tuos darbus į Panevėžį aukštam degimui. Aukštas degimas ten degda, aukštoj labai temperatūroje, beveik 4000. Bet jūs, žinau, kad jūs vežėt traukinių vagonę kupę. Ai, Maskvą taip. Dviese. Jo su Arvidu. Ačiū, ponia, už laiką. Ačiū labai. Lauksim. Sakau, reikia pagalbos, padėsim dėl pano, ne, kaip